Sveiki, sveiki, labą dieną. Ar labas rytas, labą dieną, visiems skirtingai, su jumis sveikinasi Julija Škulov, esate mano puslapyje, Julija Škulov asmeninė grožio konsultantė. Ir šiandien noriu jums papasakoti ir pasidalinti su jumis naujų stebuklų, kurį jau įsimylėjau, į naują veido priežiūros arba atnaujintą veido priežiūros sistemą, kuri amerikiečiai mus vėl džiugina. Aš būčiau labai laiminga, jeigu dabar kas nors pasijungs, aš žinau, kad reikia trupučiuką laiko ir kad man pasakytų, ar viskas gerai girdisi, matosi. Tai koksgi planas, aš noriu šiandien iš visų pusių, kiek pasistengsiu į pusvalandį tilpti. Labas rytas, kas jungiatės, pakomentuokit, prašom, ar viskas gerai matosi, girdisi. Tai papasakosiu iš visų pusių, papasakosiu ir apie ingredientus pagrindinius, ir kaip naudoti, ir kuo ypatinga šita nauja sistema. Pasidalinsiu savo įspūdžiais. Jeigu jūs transliacijos metu, dėkoju, kas jungiatės, pakomentuokite, prašom, ar viskas gerai matosi. Pakomentuokit. Labas rytas, Stefanija, labas rytas, girdisi ir matosi. Ačiū Jums labai. Visos transliacijos metu, jeigu jūs turėsite kažkokių klausimų, būtinai klauskite iš karto, tiesioginės transliacijos metu galėsiu jums atsakyti. Kas žiūrėsite įrašą, taip pat prašom komentuoti įrašas ir galite uždavinėti savo klausimus ir po transliacijos atsakysiu. Galite palikti savo atgalinį ryšį, būsiu jums labai dėkinga, žodžiu, bendraujam. Esu visada dėkinga už visus komentarus, už visas reakcijas ir jeigu tai, ką aš pasakosiu, bus jums naudinga, nepamirškite padėti like širdutę ir aišku, drąsiai dalinkite šiuo įrašu ir su savo draugėmis. Taigi, noriu priminti, kad Amerikiečiai kompanija visai neseniai šį rugsėjį pagal Euromonitor duomenimis yra pripažinta, labas rytas Agnė, yra pripažinta kompanija numeris 1 pasaulyje odos priežiūros ir makiažo kategorijai tarp kompanijų, tiesioginių pardavimo kompanijų. Tai yra wow žinia ir iš tikrųjų Amerikiečiai kompanija pastoviai stengiasi būtent, ta prasme, nekyla klausimų, tikrai amerikiečiai stengiasi dėl to ir stengiasi dėl savo konsultantų, dėl savo klientų, kad produktai būtų aukščiausios kokybės, kad jie atitiktų mūsų lūkesčius, kad moteris būtų patenkintos, kad mes svarbiausia gautumėme ir matytumėme rezultatą. Ir tikrai taip ir yra ir aš tikrai tikiu to, ką aš kalbu ir kitaip manęs čia nebūtų, nes kažkada, ačiū už širdutės, aš pradėjau naudoti šią kosmetiką savo ir aš pradėjau ją dalintis ir su ją dirbti būtent todėl, kad jinai man padarė didelį įspūdį, o ne tam, kad aš tiesiog kažką uždirbčiau, ne? Taip jau yra su tiesioginiu pardavimo kompanijom, kad mes tampame visų pirma produktų naudotojas, mylėtojas ir po to dalinamės. Tai va, Amerikiečiai kompanija vėl pasistengė dėl mūsų ir išleido naują stebuklą. Galima pasakyti, kad tai yra nauja veido sistema, bet kas yra kompanijų Amerikiečiai jau daug metų, taip kaip aš esu 14 metų šių produktų mylėtoja ir naudotoja. Nežiūrinti savo odos ligą, aš turiu rozaciją, man tikrai ne viskas tinka, bet aš negaliu palikti Amerikiečiai. Ir vis ieškau galimybių naudoti priemonės, ne visada viskas man tinka, bet vis tiek aš viską naudoju iš Amerikiečiai, ką galiu. Tai kas yra su kompanija ilgiau metų, tiek kiek aš 14 arba 10 metų ar 8, gali pastebėti, kad šie buteliukai kažką primena. Ir kažką panašaus mes jau turėjom. Kas nematėte, tokių buteliukų panašių kažkada, tai jums šitą sistemą galima pasakyti, kad yra irgi kažkiek atnaujinta, nes Timewise sistemą mes kaip ir turėjom ir bet kuriuo atveju mes galime ją pavadinti atnaujintą. Ir kas džiugina ir kokią išvadą galima iš viso to padaryti, ačiū už visas reakcijas. Ką galima pasakyti, kad kompanija tikrai mus girdi, kad kompanija nuolat atlieka kažkokius tyrimus, atlieka apklausas, žiūri, ar moteris yra patenkintos, ar reikia kažką pakeisti priežiūrai. Plius nepamirštam, kad laikas eina, atsiranda naujasnės technologijos, pažangesnės technologijos ir be abejo tai turi atsižvelgti ir priemonėse.
Ir tarkim, anai sistemai, kurią mes naudojome prieš, tai buvo jau 5 metai, jeigu aš neklystu, tai tikrai jau laikas atsinaujinti. Tai ką kompanija ir padarė. Dabar aš noriu priminti, kad man lietuvių kalba nėra gimtoji kalba, man yra išmokta, tai aš čia turiu tokią biškį špargalkę, popierėlį tokį, kur viskas surašiau, kars nuo karto jį pažiūrėsiu, jūs nepykit, nes tikrai man labai svarbu jums perteikti visą reikalingą informaciją. Ir jeigu kas bus neaišku, patikslinkit, paklauskit, bet kogi ypatinga ši nauja atnaujinta TimeWise sistema. Visų pirma, noriu priminti, kad TimeWise iš anglų kalbos yra laikas atgal. Šita veido priežiūros sistema skirta naudoti jau nuo 19-20 metų. Šiais laikais yra labai greita akceleracija, labai anksti jau bręsta merginos ir berniukai, tai galima pamatyti aplink save. Tai jau nuo 19-20 metų priklausomai nuo to, kokio tikslo mes norime pasiekti su priežiūra, ką mums svarbu pagerinti odos būklę, jau galima pradėti naudoti TimeWise sistemą. Tiesiog čia galima įvertinti, ar mums reikia naudoti, ar mergaitai reikia naudoti jau visą priežiūros sistemą kartu su eliksyrais, toj papasakosiu, kas čia yra, ar tik tai dalį sistemos, tarkim, pagrindinius 2 priemonės, kaip prausiklį ir kremą. Taigi, TimeWise šitą sistemą atnaujinta, jinai jau, kas mums yra svarbu, mesgi norim viską greitai čia ir dabar, mes nenorim laukti, o jėzau pusę metų naudoti, kad kažką pamatyti, kiek galima tą kremą tepu, atsiprašau, matyt tvarko ten kažką karibinę, nuostabu tiesiog. Taip būna, kaip tyčia, specialiai. Taip, tai kur aš sustojau? Net susijaudinau. Tai mesgi norim greitų rezultatų ir kompanija atnaujina šitą formulę. Formulė nėra visai nauja, būtent formulė pagrindinė nėra visai nauja, bet kompanija žada rezultatus mums jau per 2 savaitės. Ne 4 savaitės, kaip buvo ana sistema, o jau per 2 savaitės. Taigi tas rezultatas vis greitesnis ir greitesnis, tai negali nedžiuginti. Dar kuo ypatinga šita kompanija, kad dabar tas 3D kompleksas, apie kurį aš toj papasakosiu, jis yra visuose priemonėse, kurios įeina į šią sistemą. Anksčiau būdavo tik kremuose, dabar yra visoje. Tai reiškia, kad mes turime stipresnį kompleksą, dėl to mes turime ir stipresnį ir greitesnį poveikį. Ir dar kas yra svarbu, kad Amerikai kompanija propaguoja tvarumo principą ir labai stengiasi sumažinti plastiko kiekį pakuotėse ir padidinti būtent antrųjų žaliavų naudojimą. Tai mes turime čia 2 buteliukai yra stikliniai praktiškai ir tai mažina būtent tą plastiką naudojimą, tai mūsų pakuotės yra vis draugiškesnės ir draugiškesnės aplinkai. Taigi tvarumo principas, ne? Tai va, ir sistemos, kaip ir anksčiau, mes turime 2 formulės, mišriai riebiai ir normaliai sausai. Dabar, apie TimeWise sistemą, jūs žinote, kad Amerikai kompanija mes propaguojame, jeigu tik sakoma, ar dirbame būtent su veido priežiūros sistemom, su rankų priežiūros sistemom, su lūpų sistemom, nes būtent priemonės, kurios veikia sistemoje, jie duoda mums greitesnį, geresnį ir efektyvesnį poveikį. Tai čia yra sveiki, Agneta, sveiki. Labai džiugu, kas sveikinatės, ačiū labai, pasisveikinkit, man bus smagu. Taip, ir 3D kompleksas yra pagrindinė formulė mūsų TimeWise linijos, mūsų TimeWise sistemos. Kas yra 3D? Iš anglų kalbos tai yra 3D, ne? Tai yra Defense, Delay and Deliver. Defense tai yra apsaugo, tai ši linija apsaugo mus nuo išorinių visų neigiamų veiksnių, tokių kaip saulė,
Mylim, labai mylim saulę, bet dėja UVA, UVB spinduliuotė labai pažeidžia mūsų odą, išardo mūsų elastino kolageną, taip pat nuo dūmų, nuo dulkių, nuo oro taršos, taip pat nuo tokių veiksnių kaip miego trūkumas. Ne tai, kad apsaugo, bet būtent padeda gal kovoti su pasekmėm, kada mums trūksta miego, kada mes turime neteisingą mitybą. Taip pat saugo mus nuo mėlyno ekrano poveikio mūsų odai pasekmių. Tai nuo rūkymo, pasekmės yra. Sveiki, Teresė, sveiki. Gerai, ačiū, Teresė, ačiū. Prašau. Dalinuosi nuoširdžiai, nes tikrai įsimylėjau šią sistemą iš naujo ir man net gimė toks šūkis, kuris susijęs su šitą liniją, kad įsimylėk savo odą iš naujo. Tikrai galėtų būti šios atnaujintos sistemos šūkis, aš pasakyčiau. Dovanoju, naudokitės. Nežinau, ar aš pati nepasisavinau iš kažkur, gal kažkur ir pamačiau, bet man tas šūkis yra dabar galvoj ir tikrai labai pamilau šitą atnaujintą sistemą, ją naudoju jau savaitę. Tai dėl to papasakoju apie ją ne iš karto, nes reikėjo laiko išbandyti. Gerai, grįžtam, nes biškai išsibalansuojam. Tai 3D tai yra defense, tai yra apsaugo nuo visų to veiksnių, kurio aš jau paminėjau. Taip pat delay, tai yra ilgam sulėtina, delay tai yra atidėti iš anglų kalbos, tai atideda mūsų senėjimo procesus. Taip, šitą sistemą čia ne pasakos, čia ne kažkokias fantazijas, jinai tikrai sulėtina senėjimą. Tai jeigu mes laiku pradedam viską naudoti ir rūpintis savimi, mes visos sensim. Tikrai aš niekada nepasakoju pasakos, kad jūs užtepsite šį stebuklingą kremą ir jums bus minus 20 ar minus 10 metų, ar jūs niekada nesensit, jūs neturėsit ne vienos raukšlytės, ne, to nebūna. Mes visos senstame. Labas rytas, Loreta, miela, linkėjimai, Klaipėda. Tai mes sensim, bet mes galime senti gražiai, su malonumu ir iš tikrųjų atitolinti, sulėtinti būtent tos požymius ir rūpintis savimi, savo moterišką energiją ir tuo pačiu kažkokius procesus pristabdyti. Kodėlgi ne? Trečias D yra deliver, tai yra užtikrina, tai yra deliver, tai yra pristatyti, sakykime, iš anglų kalbos, tai pristato ir tai yra reiškia, pristato tam tikrus ingredientus iki mūsų odos, iki mūsų ląstelių ir tai reiškia, kad užtikrina pastebimus prieš raukšlinius rezultatus būtent dėl ingredientų, kurie įeina į šią nuostabią formulę. Tai kokie yra ingredientai? Šitos sistemos TimeWise 3D yra 3 pagrindiniai labai šiuolaikiniai ir veiksmingi ingredientai. Tai dabar informacija dėmesio tiems, kurios mėgsta išnagrinėti ingredientus, koks ingredientas daro. Jeigu jums tai neaktualu, biškai pakentėkite, gerai, bet išgirskite gal ne tiek pavadinimus, kiek ką daro šitie ingredientai, nes tai labai svarbiai apibūdina šias priemonės ir ką šita priežiūros sistema daro mūsų odai. Taigi, pirmas svarbus ingredientas yra resveratrolis. Tai yra šiuolaikinis antioksidantas, kurį jūs galite tikrai matyti, išgirsti daugeliuose branduose. Pas mus jau pakankamai seniai naudojamas ir seniai, ta prasme, kad nenaujas ir jis atrastas jau kai kurį laiką. Ir mūsų kompanija jau tikrai jį drąsiai naudoja ir efektingai naudoja daug kur. Ir resveratrolis yra veiksmingas mažinant odos disfunkcijos požymius. Tai reiškia, kad jeigu mūsų oda pradeda kažkaip blogai funkcionuoti, jinai tos požymius mažina, tarsi pagerina mūsų odos funkcionavimą, mūsų odos veikimą, mūsų odos darbą. Taip pat saugo nuo išorinių neigiamų poveikių, apie ką aš jau kalbėjau, resveratrolis, taip, jis saugo nuo tų visų poveikio ir yra patvirtintas resveratrolis, kad jis lėtina odos senėjimą. Sekantis pagrindinis ingredientas visos formulės yra vitaminas B3 arba kitaip vadinamas niacinamidas, irgi pilnas tiktokas, pilnas internetas, soc tinklai apie niacinamido naudą.
Taip, Agne, aš mačiau, kad jūs jau pasidarėte užsakymą, taip, laukite siuntos. Labai jūsų to sveikinu, jūs ten nelabai daug ką paėmė, tik 2 priemonės mačiau, bet jūs, kada pradėsit naudoti visą naują sistemą, jūs suprasite visą tą džiaugsmą, visą tą poveikį pilnai. Aišku, kad ir pavieni produktai yra super, jau gera pradžia, bet noriu priminti, kad sistema duoda geriausią rezultatą. Super, Agne, džiaugu. Taip, tai ir vitaminas B3 niacinamidas. Tai va, pradėjau kalbėti, kad pilni SOS tinklai yra būtent apie niacinamido naudą, yra atskiri net serumą tik su niacinamidu, bet aš taip visą laiką žiūriu ir galvoju, biškai sudėtinga išeina, nes mes norime niacinamido atskirai panaudoti ir vitamino C norim atskirai panaudoti ir ten nežinau ką, ir hialurono rūgšties mes norim ir man biškai jau tampa sudėtinga. Ir taip faina, kada yra priemonės, kuriuose mokslininkai jau sugebėjo suderinti ir sudaryti tokias formulės, kurias visi reikalingi pagrindiniai ingredientai yra suderinti taip jau, kad mums nereikia sukti galvos ir kad tie naudingi ingredientai jau yra suderinti geriausia mūsų odai formulė. Mums nereikia atskirai niacinamido ieškoti, atskirai ten kažko, ne? Aišku, tai yra pagrindas ir aš, pavyzdžiui, būtinai rekomenduoju šalia ir drėkinantį būsterį ir taip toliau. Papildomos priemonės eina individualiai, labai priklausomai nuo mūsų odos būklės, nuo mūsų poreikių, bet tai yra odos priežiūros pagrindas ir jau čia mes turime puikiai suderintą formulę. Ir trečias ingredientas yra peptidai. Apie peptidus jūs irgi, kas domitės, galėjote girdėti tikrai daug, kad tai yra irgi tokie daikčiukai, dalykai, ingredientai tokie nuo senėjimo būtent saugo. Tai būtent peptidai yra tokie dalykėliai, kurie lėtina odos senėjimą. Taigi visa formulė yra būtent mūsų odos atnaujinimą, atjauninimai, apsaugai, odos regeneracijai skatina, drėkinimui, pastangrinimui, palyginimui smulkių raukšlių. Ne, šita sistema visą tai padaro ir apsaugai, kas yra labai labai svarbu. Nes šią dieną yra įrodyta, kad iki 80% senėjimo yra būtent nuo išorinių veiksnių, tai yra saulė, dūmai, tarša, rūkymas, mityba, miego stoka ir taip toliau ir taip toliau. 80% ir tik 20% yra mūsų natūralus senėjimas dėl genetikos, sakykime, ne? Tai va, įsivaizduojat, reiškia, tie 80% mes kažkaip čiut galim jas įtakoti ir koreguoti ir kažką su to padaryti. Mums tai pagalba, taip sakant, ne? Taip, apie ingredientus gal tiek. Jeigu jums kažkas yra neaišku, jūs galite paklausti arba paguglinti, ne? Dabar internetas visagalis, bet jeigu ką, tai klauskite. Dabar, kokie čia eina žingsniai į šitą sistemą, iš ko jinai susideda? Čia kažkiek pro komentarus gal matosi. Būtinai stebėkite, aš dėtų labai daug video, reelsų, nuotraukų, stebėkite mano stories, jūs tikrai daug informacijos apie šitą sistemą dar matysite artimiausių laikų ir aišku, nepamirškite dėti laikus širdutes. Taip, tai čia įeina 5 produktai. Yra stebuklingas rinkinys, tai yra pagrindinė priežiūra. Būtent veido, tai yra prausiklės, tai yra jaunystė pratesinti emulsija arba kremas ir yra 2 eleksyrai. Dabar, kas seniau matėte ir turėjote tam va sistemą panašią, ką atsimenat, aš minėjau, ne, kad seniai mes turėjom. Neskubėkite spręsti, nes čia yra niuansų, apie kurias aš būtinai papasakosiu, išgirskite iki galo, nes čia yra trupučiuką pakeitimų. Ir tai yra pagrindinė odos priežiūra, stebuklingas rinkinys ir yra deluxe rinkinys, į kurį taip pat prisideda paakių kremas. Time Wise paakių kremas. Tai dabar apie kiekvieną produktą trumpai, aiškiai, atskirai. Tai pirma priemonė bus prausiklės. Aš dabar, kam jie naudojame, aš jų nepasakosiu, bet aišku, prausiklį mes naudojame ryte ir vakare. Ir kas yra faina, mes čia turime 2 formulės. Mes turime normaliai sausai odai ir mes turime mišriai riebiai odai. Ir prausiklį mes naudojame ryte ir vakare. Noriu atkreipti dėmesį, kad prausiklės yra 4 viename, ką tai reiškia, jis labai kruopščiai valo, jis labai švelniai šveičia odą kiekvieną dieną ryte ir vakare dėmesio. Tai ne šveitiklis, tai yra būtent odos valymo priemonė prausiklis kasdieniam naudojimo ryte ir vakare. Jis
tobulai gaivina odą ir skaistina mūsų odą. Įsivaizduojat, jau nuo prausiklio mes pradedam savo odos skaistinimo procesą ir gerinam odos atspalvį. Dievinu šį prausiklį tiesiog sausai normaliai odai. Naudoju kelis, kas mane stebi gal pastoviai, tai ir matėte mano procedūras, žinote, kad aš naudoju kelias linijas, jas labai miksuoju, bet iš tikrųjų šis prausiklis yra mano pagrindinis ir jau du kiti jau eina kaip papildomi, kartais pakaitiliuoti, bet šis prausiklis yra mano kasdieniniam naudojimui. Po to mes turim jaunystę pratęsianti emulsiją, Antioxidant Moisturizer, jis dabar atnaujintai vadinasi. Tai yra antioksidantų drėkiklis, sakykime, ne? Drėkinamoji priemonė pilna antioksidantų. Tai yra jaunystė pratęsianti emulsija. Dabar noriu atkreipti dėmesį, kad čia yra 88 ml. Vidutiniškai tokios emulsijos turėtų užtekti vidutiniškai nuo 4 iki 6 mėnesių. Labai daug, mielosios, kiek ilgai jūs naudojate priemonių, labai daug priklauso nuo to, ar jūs naudojate vien šias dvi priemonės, ar jūs dar naudojate papildomų priemonių. Tai jeigu jūs naudosite tik šios priemonės, jūs naudosite jas greičiau. Jeigu jūs dar naudojate eliksyrų, kaukių, tonikų ir taip toliau, tada jūs naudosite priemonės ilgiau. Ir emulsijos taip pat pas mus skiriasi. Yra sausai normaliai ir yra mišriai riebiai odai, taigi pagal odos būklę, būtent aš sakyčiau labiau pagal odos būklę, jie skiriasi. Ir į ką noriu atkreipti dėmesį. Emulsija nėra dieninė ar naktinė, jinai yra universali ir naudojama ir ryte, ir vakare ta pati. Tai reiškia, jeigu mes kalbame apie pagrindą, tas dvi priemonės, kurias mes naudojame kasdien būtinai, be išimties nuo 19 metų, sakykime 20, tai bus prausiklis ir kremas, jie yra universalūs, ta prasme, kad jie naudojami ryte ir vakare tie patys, čia nėra rytinės ar vakarinės priežiūros, universalūs, tik tai pagal odos būklę, nes sausai arba mišriai. Ir dabar į sceną išeina mūsų du eleksyrai, jie vadinasi eleksyrai ir mes čia turime tokią labai labai gražų stiklinį permatomą buteliuką su naktiniu eleksyru. Parodysiu, labai gražu. Ir noriu pasakyti, kad iš tikrųjų įpakavimas šitie visi, kurie jūs matote kamščiukai arba dozatoriai, čia ne juodi. Aš nežinau, kiek čia matosi, bet jie iš tikrųjų yra tokios labai labai prabangios baklažaninės spalvos. Kaip ir užrašai, jie nėra juodi, čia gal su apšvietimu nesimato, bet pakuotė fantastiška. Tiesiog labai maloni, labai prabangi, labai faina laikyti rankose. Čia yra toms, kurioms labai svarbu estetinis toks aspektas. Taigi, permatomas labai prabangus, gražus buteliukas, čia yra 29 ml naktinis eleksyras. Ką jis daro? Jis yra atsakingas už naktinę regeneraciją, už odos nuraminimą nakčiai po visų dienos stresų. Vienas iš pagrindinių ingredientų čia visuose, atsimenat, aš sakau, kad visuose yra resveratrolis, peptidai ir vitaminas B3, čia yra pagrindinė formulė, bet papildomai prie to, čia yra pas mus taip pat ramunėlių ekstraktas, o ramunėlės, mes tikrai visi žinome, kad ramunėliai ramina odą, teisingai. Tai čia yra ramunėlių ekstraktas ir tie burbuliukai labai labai gražus, kuriuos jūs matote, tokia labai faini. Čia yra balti ir rožiniai burbuliukai, tai čia yra būtent inkapsuluotas resveratrolis, o rožinėse burbuliukuose yra vitaminų mišinys, yra vitaminai A, C, E. Ir šitie vitaminai yra labai stiprus antioksidantai, skatina elastino kolageno gamybą ir atstato mūsų odą po dienos visų, kaip aš jau minėjau, tų neigiamų veiksnių. Naktinis eleksyras, kur jis naudojamas, tuoj viską papasakosiu. Seka naudojimas, irgi papasakosiu pabaigoj, kai papasakosiu apie kiekvieną produktą, nes tada bus aišku, kodėl jie naudojami būtent taip. Taip, šitas gražus baltas buteliukas, tai yra apsauga nuo saulės, netgi nerekomenduojama, nevadiname jo eleksyru, sakykime, naktinis yra eleksyras, o čia yra mūsų Daytime Defender, tai yra mūsų sargybinis, dienos sargybinis, taip išversti, jeigu iš anglų kalbos, gal nelabai lietuviškai skamba,
Bet esmė yra tame, kad tai yra būtent dieninė apsauga nuo UVB ir UVA spinduliuotės. Taip, ir gal formulę, nežinau, rodysiu, nerodysiu, tai tiesiog prausiklės šitas bus tokios kreminės, labai, gerai, po to parodysiu kiekvieną dar. Taip, tai dieninė apsauga nuo saulės spinduliuotės ir labai kas yra svarbu, čia atskirai parašyta UVA, nes jeigu yra tiesiog apsaugos tas filtras, aš jau irgi ne vieną kartą pasakoju, kad jeigu yra SPF 30, tarkim, pas mus, kaip visur yra, tai reiškia, čia yra apsauga nuo UVB spinduliuotės, bet papildomai rašoma dar tuomet ir UVA, jeigu yra tokia apsauga ir nuo UVA spinduliuotės. Tai visapusiška apsauga pas mus yra dieniniam sargybiniam būtent iš Time Wise linijos SPF 30 ir be abejo mes jį naudojame dienai ir čia irgi vėl resveratrolis, peptidai, vitaminas B3, bet dar papildomas ingredientas, to aš bandysiu jį teisingai ištarti. Tai yra figa vaisiais opuncijos ekstraktas, man pavyko iš pirmo karto. Ir kuom jis ypatingas ir žinomas, tai yra tokia kaktusų vaisius, toks oranžinis, labai gražus, kuris augo ant kaktusų. Ir jis yra žinomas dėl savo labai stiprių antioksidantinių savybių, tai reiškia, kad saugo mūsų odą nuo senėjimo, nuo išorinių visų neigiamų veiksnių ir atstato mūsų odos apsauginį barjerą. Tai būtent šis sargybinis ne tik saugo nuo išorinių veiksnių, bet ir reguliuoja ir atstato mūsų odos apsauginį, tą pH, kurį mes taip girdime, būtent mūsų odos apsauginį barjerą. Tai yra be galo svarbu, ypač jeigu mūsų oda yra linkusi sausėti, išsausėti, dehidratuotis, yra jautresnė oda, kas yra svarbu, linkusi į pigmentaciją, tai išvis privaloma, o šiaip šią dieną absoliučiai visoms rekomenduojama naudoti apsaugą nuo saulės visus metus. Jūs matote, šiandien yra 21 rugsėjo, pas mus dar visiška vasara, taigi nesvarbu, kad jau prasidėjo ruduo, mes vis tiek būtinai naudojame apsaugą nuo saulės. Taip, ramina, dar turi priešuždegiminį poveikį, kas yra labai svarbu, skatina odos gijimą ir normalizuoja riebalinių liaukių veiklą. Įsivaizduojate, kiek visko padaro figa vaisių opuncijų ekstraktas. Tai tiesiog fantastiškas ingredientas, kuris pas mus yra dieniniame sargybinyje. Taip. Ir iš tikrųjų šis figa vaisių opuncijos ekstraktas, kas yra svarbu, jis yra taip pat pas mus šioje emulsijoje. Tai mūsų du drėkinantis, sakykime, produktai, būtent jie abu turi šį nuostabų kaktuso ingredientą. Taip, ir dar vienas produktas, kuris eina į Deluxe sistemą, tai yra paakių kremukas, jis vadinamasi lyginamasis paakių kremas, papildomi ingredientai prie pagrindinės formulės, čia yra dumblio ekstraktas, kuris drėkina, atnaujina, gerina kraujotaką, atstato natūralų paakių odos pH. Mes žinome, kad mūsų paakių oda yra labai plona, žymiai plonesnė negu veido oda, labai greitai čia formuojasi raukšlytės, išsausėja oda, tai paakių odai būtinas atskiras kremas. Ir čia yra ta 3D formulė, plus yra dumblių ekstraktas. Ir ką dar padaro šis kremas, tai jis mažina nuovargio požymius, mažina tamsių rutulių ir paburkimų matomumą ir skatina ląstelių aktyvumą ir drėkina iki 12 valandų. Tai yra iš tikrųjų kremas, kurį tikrai jau nuo 19-20 metų galima naudoti ryte ir vakare. Aš pati asmeniškai miksuoju kremus, aš labai mėgstu miksuoti jau linijas, nes man yra kem 5 metai. Ir aš esu tokia ant ribos tarp, dar ne, bet jau ir link brandžios odos, tai aš jau ir miksuoju Time Wise Repair mūsų liniją ir Time Wise liniją. Ir šį lengvesnį kremą aš naudoju rytais, o nakčiai aš jau duodu sunkesnę, tokio stipresnio poveikio kremo, kuris jau kovoja su esamom raukšlėm. Čia pas mus yra vėlgi profilaktika ir darbas su dar, toks lengvesnis, sakykime, ne? Tai va, paakių kremas. Dabar, galima, kas yra faina, šita linija, kaip aš jau ir paminėjau, mes galime miksuoti su Time Wise Repair linija,
kurie yra brandžiai odai. Galima miksuoti su Clear Proof linija, kurie yra probleminiai veidai odai. Galima miksuoti su Botanical linija. Tarkim, jeigu mergaitė 19 metų, 20 ar jai patinka priemonės iš Botanical linijos, galima miksuoti. Čia konsultantam arba klientėm, kurios supranta, apie ką aš kalbu. Bet esmė kame, kad mes tikrai galime miksuoti. Taip pat aš drąsiai galiu rekomenduoti savo klientams miksuoti šias priemonės su jūsų naudojamom priemonėm, tarkim, neišmerikiai. Tikrai kiekvieną priemonę galima derinti, jeigu jūs neturite prausiklį, bet turite kremą iš kitos linijos, aš jums drąsiai galiu rekomenduoti šį nuostabų prausiklį ir taip toliau. Jeigu jūs turite dieninį kremą, kuris neturi apsaugos, aš jums galiu pasiūlyti dieninį sargybinę, būtent saulės apsaugos naudoti kartu su jūsų kremu. Tai dabar svarbus momentas, kaip mes naudojame. Kaip aš ir minėjau, prausiklės eina pirmų žingsnių ryte ir vakare. Toliau, ryte, ką mes toliau naudojame. Ryte mes panaudojame pato toniką be abejo, kas mes ten turime dar papildomų priemonių, bet jeigu kalbant apie būtent šią sistemą, eina prausiklės, po to eina paakių kremas, po to dėmesio eina jaunystė pratesanti emulsija ir tik po to ant viršaus, ant emulsijos mes tepame apsaugą nuo saulės. Tai yra labai svarbus momentas, kuris skiria šią naują sistemą nuo visų mūsų kitų priemonių ir mūsų naudojamų sistemų prieš tai. Tai svarbu, kad saulės apsauga eina ant viršaus. Ką mes padarome vakare? Vakare mūsų priežiūra atrodo taip. Eina prausiklės, tonikas, paakių kremas, naktinis eleksyras ir tada drėkinamoji jaunystė pratesanti emulsija. Tai vat būtent tas svarbus momentas, akcentas yra, kad dieninės sargybinės apsauga tepama būtent ant kremo. Dabar kas liečia struktūrų ir kas aš jau į pabaigą, taip sakant, bet klausykit, jau tokia paskutinį bloką einu. Būtent struktūras, kokios fainos. Prausiklis sausai normaliai odai yra baltas, nepermatomas, labai malonios tokios struktūros, to parodysiu. Taip, jis nėra visai kaip kremas, jis bus toks kaip, nežinau, kiek čia matosi, pakomentuokite. Jūs tokios pusiau gėlinės, tokios labai švelnios struktūros, jeigu anas, tarkim, mūsų prausiklis buvo jis toks kaip kremo gabalas iš tikrųjų išsispausdavo, šitas yra skystesnės, tokios kaip gėlinės, labai malonios struktūros, su mažytėm granulytėm čia nelabai matosi, tai yra vaško granulės, kaip aš ir minėjau, tai yra prausiklis 4 viename, tai jis, aš dabar pabandysiu labai čia atsargiai ištraukti servetėlės, kurias aš parašiau. Tai, kaip aš ir minėjau, jis labai švelniai kasdien šveičia, tai čia yra tokie labai švelnus grūdeliukai, tai yra vaško grūdelį, kurį tiesiog ir atlieka tą labai lengvą kasdieninę šveičiamąją poveikį. Tai labai maloni konsistencija, ir nesausina, visiškai nedirgina odos. Mišriai riebiai odai, nes jinai yra riebesnė ir turi daugiau riebalo, konsistencija bus kitokia, jinai bus permatoma gėlinė, nes gėlis geriausiai kaip čia pasakyti lietuviškai, tirpdina būtent riebalą ir čia bus visiška tokia permatoma gėlinė struktūra, kažkiek čia matosi irgi su grūdeliukais, kuris labiau putoja, būtent labiau kaip muliukas ir čia jau bus mišriai riebiai odai. Prausikliai. Toliau, paakių kremukas, aš parodysiu, yra labai malonios tokios biškai tirštesnės konsistencijos, jeigu mes lyginsim su anų kremu, kas naudojate, kas niekada nebandėte, tiesiog žinokite, kad labai faina tokia nosytė yra. Ir pakankamai irgi lengva konsistencija, bet jinai bus čiut klampesnė, trupučiuką klampesnė, tirštesnė negu buvo ana, bet šiaip tikrai labai gaivi, labai maloni yra konsistencija drėkinanti. Labai nedaug reikia, šiaip tokio paakių kremo kažkur tikrai iki pusės metų turėtumėt naudoti, netgi ryte ir vakare, tiek naudoju mano klientės, aš naudoju biškį ilgiau, nes aš naudoju 2.
Bet šiaip maždaug iki pusės metų. Tikrai Mary-Kay priemonės yra labai skalsius ir labai taupiai naudojasi. Ypač, kaip aš sakiau, jeigu dar naudojate papildomų priemonių. Dabar, kas liečia emulsijų, dabar parodysiu normaliai sausai emulsijai ir sudėsiu šalia iš karto ir mišriai palyginimui. Sausai be abejo bus čiučiut tirštesnė, tokia riebesnė, o jau riebiai, nežinau kaip čia matysis, bet šiaip žinokit ir matosi ir jaučiasi. Nors abidvi yra tokios žėrinčios gėlio struktūros, nes tai yra emulsija. Emulsija tai reiškia, kad šitie kremai yra vandens pagrindu, ne aliejus pagrindu, o vandens pagrindu, dėl to jos yra emulsijos, jos yra labai lengvos, labai tokios skystesnės, ne kremas, neriebus. Tai netgi sausai odai mes turime emulsiją, bet jinai tokia, suprantat, riebesnė ir be abejo mišriai odai bus lengvesnė konsistencija. Ir tai gal labiau jaučiasi ant odos, negu matosi. Dabar čia per kamerą. Ir dabar tadam, svarbiausias reikalas, tai mūsų nuostabus eleksyrai. Naktinės ir dieninės, tai parodysiu konsistencijas irgi. Naktinės eleksyras dabar su tais burbuliukais. Be abejo, kada mes spaudžiame per dozatorių, čia neišeina tie burbuliukai, o būtent, kad jie sprogsta praeinant per dozatorių. Išsispaudžia gėlės, ypatingai naktinės eleksyras patinka mišriodėms, riebiodėms, pasakiškai. Iš senų laikų aš atsimenu, kaip pas mane visa komanda ir visas klientas eidavo iš proto dėl šito naktinio eleksyro. Dabar trupučiuką pasikeitė formulė, bet iš esmės aš labai kviečiu visas, kad kažkada naudodavo mūsų naktinį eliksyrą, prisiminti merginos, jis grįžo, tai yra super. Visos labai laukia. Tai šitie burbuliukai jie sprogsta ir mes gauname tiesiog tokią labai malonę gėlinę struktūrą, konsistenciją, kuri labai greitai įsigeria, labai lengva ir pažiūrėkite, aš išspaudžiu tik vieną paspaudimą ir kokią didelį plotą realiai aš galiu patepti ir aš noriu atkreipti dėmesį, kad kas pradėsite naudoti šią sistemą, ant popierėlio, ant instrukcijos viduj dėžutės yra parašyta 6 paspaudimai eleksyro. Aš noriu perspėti, tiesiog mes bandėme su konsultantėmis iš mūsų patirties, kad 6 paspaudimų reikia tik tuomet, jeigu jūs taip pat sutepsite kaklų ir dekolte. Jeigu jūs tepsite tik veidą, aš aišku rekomenduoju naudoti ir kaklų ir dekolte, nes čia irgi reikia priežiūros. Tai jeigu tik veidų, tai 3 paspaudimų tikrai užtenka. Be abejo, priklauso nuo jūsų veido dydžio, atleiskit už tokią juodą humorą, ne? Bet iš tikrųjų taip yra. Nuo ploto, ne? Priklauso. Bet šiaip vidutiniškai kokie 3 paspaudimai veidui tikrai. Ir galite ten porą paspaudimo kaklui ir dekolte panaudoti. Ir dabar produktas, kuris nustebino gal mane labiausiai savo konsistenciją, yra būtent dieninis eliksyras, dieninė apsauga, nes pasakiškai lengva konsistencija. Tikrai nereikės jums 6 paspaudimų veidui. Tikrai ne. Ir pažiūrėkite, kaip lengvai išsispaudė. Visiškai jokio riebumo, nes įprastai kremai su apsauga nuo saulės arba priemonė su SPF-ais, jie būna trupučiuką tokie sunkesni, riebesni, labai lengvos konsistencijos, netgi va, irgi matosi, ne, kad tokios blizgančios gerąją prasme, lengvos konsistencijos, kaip pusiau gėlinės. Ir pažiūrėkite, čia buvo vienas paspaudimas, vienas merginos. Ir kas yra faina, jis yra labai lengvas. Ir aš jums parodysiu, jis duoda labai gražų odos švytėjimą. Matot? Matot, kas darosi? Labai gražų odos švytėjimą, bet neriebų blizgėjimą, kas yra svarbu. Tai vat čia aš noriu tiesiog pabrėžti toms, kurios esate mišriaodės, riebiaodės ar kam nepatinka SPF-o blizgesys, tas riebumas, tai yra superinė nauja formulė, priemonė, aš labai džiaugiuosi, kad atsirado būtent tokia konsistencija.
ir momentaliai susigeria, labai lengvas jausmas ant odos, aš naudoju dabar kiekvieną dieną irgi būtent tokią atskirą, man be galo patinka, nes ir padrikina, ir apsaugo, ir duoda tokią labai gražų, skaistų, va, čia nieko netepiau, prašom, galit pamatyti. Čia jau pasidariau visą veido priežiūros sistemą praktiškai ant šitos rankos ir jūs tikrai galite pamatyti skirtumą. Ane? Tikrai matosi. Tik vandens nenaudoju. Bet čia jau yra visko, ir emulsijos, ir visų serumo, tikrai matosi skirtumas, va kaip gražu. Taip, ir jausmas, žinokit, labai gaivus, ant odos tik dabar analizuoju, va, su jumis kalbu ir jaučiu, kad šita ranka pas mane yra visai kitokia. Su jumis bešnekant, ne? Tai labai džiaugiuosi šitą konsistenciją ir ką noriu pasakyti, kad jūs šitą apsauginę, nežinau kaip vadinti, eliksirą, jūs tikrai galite derinti su visais kitais kremais, kurie neturi apsaugos, bet jums būtent reikia. Tai jūs galite užtepti ant viršaus, tarkim, ne? Super galima derinti. Jeigu jūs naudojate kitą brandą, jeigu jūs naudojate, tai jūs galite pridėti naktinį, dieninį šitos eliksirus, jie puikiai papildys jūsų įprastą priežiūrą iš kito brando. Jeigu jūs naudojate ankstesnę Time Wise liniją, kur tarkim ir pas jūs yra dieninis kremas be SPF-o, nes jūs nenorėjote, kad blizgėtų, tarkim, ar kad nebūtų ribesnio oda, arba nenorėjote tada apsaugos, bet vis dėlto suprantate, kad jūsų oda reikalauja apsaugos nuo saulės, jūs galite vėlgi pridėti būtent šį dieninį sargybinį prie jūsų dieninio paprasto kremo be SPF. Jau naktinės eliksiras, kas be ko, puikiai įsipaišo į bet kokią priežiūrą jūsų. Nežinau, ar turite man kažkokių klausimų, nes jūsų tikrai yra. Kas stebite, žiūrite, esu labai dėkinga jums, kad už jūsų dėmesį, kad jūs esate, stebite ir klausote. Parašykite, jeigu turite man šiam momentui kažkokiu klausimu, ką žiūrėsite įrašą, irgi galėsite palikti klausimus. Aš dabar patikrinsiu, ar aš nieko nepamiršau iš to, ką aš norėjau papasakoti. Man atrodo, kad tokie pagrindiniai dalykai papasakote. Būtinai rekomenduoju pridėti, kaip visada, prie mūsų naudojamos veido sistemos mūsų toniką losjoną su hialurono rūgštimi ir vėlgi su niacinamidu, su vitaminu B3, su mirtos ekstraktu. Tonikas irgi puikiai papildo mūsų kasdieninę priežiūrą. Ir aišku, kada mums yra jau virš 30 metų, mes norėsim bet kuriuo atveju jau papildomai serumu, kažkokiu boosteriu papildyti. Aš noriu priminti, kad tik prausiklis ir kremas yra pagrindinė priežiūra merginoms nuo 20 metų. Ačiū labai, ačiū už jūsų komentarų, Stefanė. Mielos klientės, kas žiūrite, kam kažkas patinka, įdomu, kas norite išbandyti priemonės, rašykite man asmeniškai, mes sugalvosime, suderinsime, galima susitikti gyvai arba galiu išsiųsti mėginukus, kas... Toj Teresė atsakysiu. Galėsite paprašyti mėginukų, galiu išsiųsti, galim susitikti gyvai. Jeigu domina kažkokios kainos ar dar kažką, irgi klauskit arba komentarė, arba asmeniškai. Kviečiu kreiptis, taip sakant, drąsiai ir be abejo kviečiu arba savo klientės, arba jeigu jūs neturite savo grožio konsultantės. Mielos grožio konsultantės, kas mane stebite, kas esate iš mano verslo grupės, irgi maloniai kviečiu išbandyti priemonės gyvai visuose miestuose, kur aš dirbu. Jeigu jūs turite kitą savo organizatorę direktorę, drąsiai kreipkitės pas savo lyderį, išbandykite šios priemonės, jos tikrai jums patiks ir padės įsimylėti iš naujo. Teresės klausimas, naujai klientai siūlyti pilną sistemą ar tik prausikliai ir emulsija? Teresė, aš siūlyčiau pilną, bet vėlgi primenu, kad viskas individualiai. Priklauso nuo odos būklės, nuo amžiaus, nuo norimo pasiekti tikslo, nuo to, ką moteris jau naudoja, nenaudoja, bet mano manimu šita sistema tikrai tiks net ir labai jautriai odai. Dar kartą priminsiu, pakartosiu, aš turiu odos rožinę, rozacija dar kitaip vadinama, mano oda yra labai jautriai reaguoja į visus netinkamus ingredientas. Ir rozacija yra tokia gudri,
kad jinai skiriasi pas visas moteris. Pas vienas gali į vienus dalykus reaguoti, pas kitą moteris reaguosi visai kitus ingredientus, tai čia yra labai labai individualiai. Aš galiu pasidžiaugti pagaliau, nes tarkim, ankstesnėje sistemoje man nelabai tikdavo būtent kremai. Prausiklis super, tonikas, nuostabu, naudoju paakių kremas, viskas, bet būtent kremai man netiko. Šitos priemonės man tinka, aš labai džiaugiuosi, kad aš galiu naudoti ir eliksyrus, ir jaunystę pratesinti emulsiją, tai aš tikiu, labai labai tikiu, kad šios priemonės tiks ir labai jautri odai. Tiesiog galima, aišku, dar nuo finansų priklauso, ne? Bet kaip visada sistema turi geresnę kainą negu priemonės atskirai. Įsigyti, užsakyti sistemą yra finansiškai apsimoka labiau negu pirkti priemonės po vieną. Sakykim taip. Taigi, Teresė, tu jau ne pirmą dieną pas mus konsultantė, tu tikrai turi labai didelį patirtį ir aš tikiu, kad tu tikrai parinksi savo naujai klientį geriausią jai tinkantį variantą. Tai tiesiog noriu reziumuoti, kad viskas yra labai labai individualu, tai mes to ir skiriamės nuo kitų kompanijų, kad mes nekišam, nepardavinėjom tiesiog, kad parduoti, o mes parenkame priemonės individualiai ir ieškome ir parenkame geriausią variantą būtent šiai konkrečiai moteriai, kurie pas mus kreipiasi. Ar atsakiau, Teresė? Kokių dar, mielosios, turėsite klausimų? Nes aš kaip ir ką norėjau papasakojau. Aš duosiu dar minutėlę, jeigu nematysiu jokių daugiau klausimų. Aha, sveiki Rimantė, matau, sveiki, sveiki. Gerai, mielosios, jeigu dar atsiras klausimų, rašykite komentaruose, aš tikrai viską perskaitau, viską būtinai atsakysiu, būtinai. Taigi, reziumuojant, kviečiu išbandyti, jeigu turite klausimų, kreipkitės, kas norite išbandyti, kreipkitės, kam buvo naudinga, nepamirškit padėkoti man laiko širdutę, drąsiai dalinkitės mano įrašu šito, paakių kremas. Ne, jis nebus stipresnis negu ankstesnis, tu turiu omeny, Teresė, ne? Ne, čia panaši formulė, panaši paakių krema, tiesiog čiut-čiutis yra klampesnis, tirštesnis negu ankstesnis paakių kremas, bet poveikis bus visiškai tas pats. Na ir aišku, pakuoti naują. Tai va. Dalinkitės įrašu, nuoširdžiai dėkoju kiekvienai, kas skiriate savo laiką, pasijungite prie. Taip, Aurelija, miela, prašom peržiūrėti drąsiai nuo pradžios. Ačiū, kas turėjote laiką, skirite savo laiką pasijungti. Ačiū, kas turėjote laiką gal ir vėliau peržiūrėti įrašą. Aš esu kiekviena iš jūsų labai labai dėkinga. Kviečiu dalintis, kviečiu mokytis, kviečiu duoti kitoms moteriams išbandyti. Kviečiu jūs, kas esate klientės ar neturite savo grožio konsultantės, išbandyti. Linkiu jums nuostabaus penktadienio, sekite mano naujieną šiame puslapį, kas dar nesekate puslapį, kodėl? Būtinai paspauskite sekti mano puslapį ir sekite mano storės ir visada nepagailėkite savo reakcijų, jums tai nieko nekainuoja, o man jūsų palaikymas yra be galo svarbus ir aš jums iš anksto labai dėkoju. Nuostabaus, gražaus, saulėto savaitgalio. Myliu, bučiuoju, ačiū dar kartelį.